Sveiki, sveiki. Dar vienas sekmadienio vakaras lauke. Lapkričio pirmasis mūsų susitikimas. Praeitas buvo prieš pat lapkričio pradžią. Tokiom rimtom temom biškį irgi kabinom. Ir dabar aš laukiu jūsų prisijungiant, žiūriu, ar aš esu eteryje. Kol kas nematau, kad jūs mane matytumėt, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Taip, pirmasis veidelis atsiranda, vadinasi, aš esu eteryje. Puiku. Puiku. Važiuojam, nestabdom, vadinasi. Lapkritis lauke. Vakar praėjo čia tokia smagi liūtis, vakare ypatingai smagi buvo. Išskalbė, gražiai, prilaistė, giliai. Ir šiandien vėl, volia, vėl pas mus koks 20 laipsnių, gal 19 vakare. Puikiai leidžiam laiką. Žiema mūsų negazdina. Labą vakarą, smagu. Kaip ir sakiau, tęsėme temas, kurias uždavėte jūs savo klausimuose. Prašysiu vis daugiau jūsų šitokio įsikišimo su savo pasiūlymais, nes kitą kartą fantazijos pritrūksta ir reikia truputėlį praplėsti vaizdą. Gerai, žiūrim. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi tema mūsų šiandien iš 2 klausimų suklijuota. Žinau, kad ne visai tai turėtų omeny pirmojų klausimų, bet mes pažiūrėsime, kadangi, sakau, visi klausimai arba kiekvienas žodis jie turi visą spektrą spalvų. Taigi, šiandien paėmiau, išsitraukiau iš konteksto žodį komforto zona. Komforto zona bus numeris 1 ir toliau antrąjį, kam prie jo prikabinau, tai buvo aistra. Tai buvo vienas žodis įrašytas aistra, taip kad interpretuoti galiu, kaip tik noriu. Kaip Olga ir sakiau, aš įsivaizduoju, kad tavo klausimas buvo šiek tiek kitoks, negu šiandien mes jį paliesime ir vis dėlto mes paliesime visais atžvilgiais vienu metu. Tiesiog prieisim, padėsim pamatą tai aistrai, apie kurią pakalbėsime vėliau, manau, su Erika. Taip, kad laukite, tęsinys bus. Labai smagu, mūsų jau visas būrelis susirinko. Visas būrelis mūsų jau susirinko, važiuoja. Taigi, komfortas. Daug apie jį prikalbėta, daug. Ir mano kalbėta ne vieną kartą, tai tikrai beje tuo pačiu pasinaudodama progą, kol dar renkamės, kol dar kas YouTube klausysis, dar nebus išjungęs pirmuosiuose 2-3 minutėse. Taigi, aš dabar labai daug dirbu tiesiog techninio darbo YouTube. Dėl to labai kviečiu pasižvalgyti. Darau perskirstimą, palengvinimą darau ieškant per, kaip jie vadinasi, playlistai lietuviškai, kas žino. Grojaraščiai, žodžiu, per grojaraščius. Visa eilė video įvairiausių ir meditacijų, ir webinarų buvo neprikabinti prie jokio grojaraščio, arba buvo, pavyzdžiui, prikabinta tik tai prie webinarų, bet neatspindi kažkokios tai konkrečios temos to webinaro. Dabar aš skirstau daugiau, padariau grojaraščių ir, tarkime, atsidarę kažkurį tai grojaraštį rasite įvairius video, kurie galbūt jau jums seniai negirdėti, nematyti, net nežinoti, kad jie buvo. Taigi, kviečiu pasidairyti po YouTube kanalą, pasirašyti į mano kanalą, palaikinti, pakomentuoti tos webinarus, tos video, kuriuos žiūrėsite, trumpus ar ilgus, nesvarbu, suskirsite, sakau, įvairiausiai ir pagal temas, ir pagal ilgius visokiais būdais. Dabar skirsto, kur kokia tema, ar vaikai, ar šeima, ar
ar pinigai, ar tiesiog motyvacija ir panašiai, ar meditacijos. Tai va, tikrai atrasite dalykų tokių, kur būsit nematę niekada, nes tikrai buvo nusimetę kažkur į tolį. Taip, gerai. Dabar, reiškia, tema mūsų, kaip ir sakiau, pradedam nuo kurios, tai yra komforto zona. Komforto zona. Tai yra zona, kurioje mes esame. Kurioj mes, esame, jinai yra tiesiog mūsų komforto zona. Tai nieko nėra ypatingo, ten nėra gerai, ten nėra blogai, ten yra tiesiog taip, kaip mums dabar yra tinkama, ką mes išmatavom, pasvėrėm, apskaičiavom, įvertinom ir sakom, tai, ką aš moku kainą už šitą vietą, man komfortas. Kaip sako, kaina atitinka kokybę. Jeigu mes ten sėdime, reiškia, kaina atitinka kokybę. Mes gaunam pakankamą prekę už duotą kainą, už tą, kurią mokam. Tai yra mūsų komforto zona. Tai ką tu sakysi, tai o gal ten man visai nekomfortas, gal man ten šalta ir blogai ir panašiai. Nekomfortas. Aš nesau, kad ten yra komfortas, tai yra komforto zona, kurią laikome mes savo komfortu šiai dienai. Dabar esmė, ar mum ten gerai? Ar mum ten gerai? Kalbam apie bet ką. Kas bebūtų? Darbas, santykiai, kokiu rakursu be paimsi, darbo santykiai, draugų santykiai, giminės santykiai, šeimos santykiai, kokie nori. Ta prasme, kas bebūtų? Namai, vieta gyvenama, šalis gyvenama. Kas bebūtų, ta prasme, iš viso tai, kas supa mus kažkurioje gyvenimo srityje, visose gyvenimo srityse, nesvarbu. Apie kiekvieną vietą kalbant atskirai galim sakyti, čia tavo komforto zona, ten tavo komforto zona, daug tų komforto zonų, kuriuose mes sėdim. Kodėl mes ten sėdim? Žinot, kodėl, kaip ir sakiau, mums apsimoka ten sėdėti. Tai dienai apsimoka. Jeigu mums ten nebeapsimokės sėdėti, kažkurioje iš tų zonų mums nebeapsimokės sėdėti, mums pradės griaužti, mums pradės daryti nepatogų, mums pradės daryti, kai sako, tie visokie skrusdėliukai vaikščioje trukdo gyventi. Jau viskas, jau yra blogai. Ką tada mes darom? Tada pradedam klibintis iš tos zonos. Dabar diskutuojama ten, palikti komforto zoną, nepalikti komforto zonos, kodėl sunku ją palikti, kodėl reikia ją palikti ir taip toliau. Aš nesakau, kad reikia palikti komforto zoną. Aš nesakau, kad ją reikia būtinai keisti. Ne, galima nekeisti, galima ten gyventi visą likusį gyvenimą ir viskas yra tvarkoj. Tiesiog bus taip, kaip yra. Tas geras posakis yra, kur, kaip ten sako, jeigu nori, kad būtų kitaip, tai daryk kažką kitaip, negu darai vakar. Mes šiandien kažką daryk kitaip. Tai va tas daryk kitaip. Šiandien tai yra ta jau pirmas žingsnis, taip sakant, iš komforto zonos, nes jau darai kažką kitaip. Bet tu gali ir nedaryti nieko kitaip. Tu gali neužaugti kitos vietos, kur tau reikia palikti tą komforto zoną. Tu gali neišmokti tų pamokų, kurias turėjai išmokti toje savo suknistoj zonoje. Kodėl jinai iš viso vadinama komfortu? Ne kodėl vadinama komfortu, bet kodėl ją reikia kartais paimti ir palikti. Kodėl mes ją paimam ir paliekam ir sakom, reikia kažkaip tai išeiti iš savo komforto zonos ir kažką tada tu ten atrasi. Klausimas, ką tu turi komforto zonai? Komforto zonai nebūtinai turi būti blogai. Klausimas, ar ten yra gerai? Dažnai žmonės sako, man labai blogai darbe, man blogai labai santykiuose, man labai blogai tas, blogai anas, man blogai, man yra blogai, aš nelaimingas. Vat tame yra name aš nelaimingas. Tai vat reiškia, toj vietoj, kur tu esi, tu jautiesi blogai. Jeigu tu jautiesi blogai toj vietoj, kur tu esi, logiška, kad tu turėtum pakeisti tą vietą. Jeigu tau ten gerai, šiai dienai, tau nieko keisti nereikia. Bet faktas yra toks, kad jeigu tau blogai, tu jautiesi nelaimingas ir tu galvoji, kad kažkaip tai stebuklingai pasidarys gerai, tai nepasidarys. Reikia kažką daryti, kad būtų gerai. Arba palikti tą zoną,
arba pakeisti savo smegenis. Neseniai aš buvau įdėjusi šitą paveiksliuką, jei neklystu, storyse, kur buvo pasakyta, kad, ne storyse, reelsą buvau padariusi su trumpu video, kad kai tau yra blogai, reikia keisti, išeiti iš ten ir ėjimas iš ten, kur tau yra blogai, nebūtinai yra keitimas dislokacijos. Dažnai tai būna keitimas savo vidaus, keitimas būsenos, buvimo, pačios būties, savo vidinės būsenos toje vietoje. Nes viskas priklauso nuo mūsų reakcijos, kaip mes matome tą vietą. Ir kaip dažnai mes galvojam, kad kažkas yra blogai, nes mes galvojame, kad tai yra blogai. Kas nors paima ir sako, oh my god, kaip pas tave gerai, pažiūrėk, kaip pas mane blogai, tu žiūrėk, kaip gali būti blogai ir tu pradedi lyginti tos dalykus ir tu žiūrėk, blin, rimtai pas mane gerai, ne, tikrai gerai. Ir tau staiga pasidaro gerai. Nors niekas nepasikeitė, ta prasme, vieta ta pati. Tas pats tavo suknis, tas komfortas. Ir niekas nepasikeitė išoriškai, pasikeitė tavo mintis apie tai, kame tu esi, arba ką tu turi, arba dar kažką. Tu galvoji, kad pas tave apgavo? Kažkas tai dažnai šitą pavyzdį duodu, nes jis labai realistiškas, mumyse šitą dramą vyksta labai aiškiai. Kad, pavyzdžiui, perki kažką, tau davė gražą ir tu pagalvoji, kad tave apgavo. Tu pasiskaičiuoji, tau arba net neatrodo kaip apgavo, bet, žodžiu, tu paskui pasiskaičiuoji pinigus ir tu supranti, kad dingo pinigų. Tiesiog dingo. Tu neatsimeni, ką pirkai kažkokią tai vietą. Prašokai, mintis praėjo ir tau atrodo, kad tave apgavo. Ir kol tu galvoji, kad tave apgavo, tai taip skauda, tai blogai. Toks diskomfortas toje vietoje, bet jeigu tu tik tai prisimeni, blin, taigi aš ten buvau, dar tą pirkau ir tai pasidaro taip gerai. Viskas tas pats. Turinys piniginėje tas pats, prieš ir po, tik mintis apie tą turinį, apie galimybę, kad tave apgavo, pakeičia viską. Ir galimybė, kad tave neapgavo, vėl padaro tave laimingu. Tai šitie momentai, jie visur yra. Tai yra kaip mes žiūrime į dalykus, ką mes suvokiame tose dalykuose. Ir jeigu tu supranti, kas vyksta, kodėl tu esi toje vietoje, kur esi, kokias, tarkim, pamokas mokaisi, kad tu iš tiesų jas mokaisi, ne šiaip trini suolą, nes galima sėdėti 10 metų, aš mokausi pamokas, ta prasme, kokias pamokas. Nieko nesuprantu, bet labai man gerai mokintis. Žinai, tokie mokinukai, kur vaikščia po visas galimas ten stovyklas, po visus įmanomus kursus, kas tik kur egzistuoja, kas kur kokiais varpais skalambė, visur dalyvauju. Aš mokausi. Ką tu mokaisi? Ar gyvenimas keičiasi tavo? Ar tavo galva keičiasi? Kas keičiasi? Ne man hrenova, bet aš viską mokausi. Ir ką tu mokaisi? Rezultate tu nieko neišmoksti, tik susiknisi visą save, nes tu net nežinai, ką tu darai. Ar įmanoma turėti rezultatą, kad tu nežinai, ką tu darai? Nieko nesuprantu. Tas pasakė tą, tas pasakė aną, trečias pasakė trečią, ketvirtas ketvirtą ir tu vaikščioji tarp tų visų. Ir tu nieko nesupranti, bet tau įdomu. Kvadratinėm akim. Ir kaip tai jaučiasi viduje, tu jautiesi vis mažesnis, vis kvailesnis. Visi aplinkui tokie protingi, tokie dvasiniai, tokie wow, viską mato, viską žino, o tu taip, oho, koks aš dar visiškai niekis. Tai žinok, tu esi neteisingoj kompanijoje. Ne ten mokslai, ne taip jie atrodo. Tu turi augti savo viduje, ne mažėti savo viduje, o augti savo viduje. Ta prasme, tu turi susivokti, kad aš esu, kas aš esu. Aš esu daug. Aš esu kūrėjas. Aš galiu pakeisti. Tai yra jau žingsnis į priekį. Tai bet aš čia truputį nukrypau nuo temos apie mokslus. Taigi, jeigu tu iš tiesų išmoksti pamokas, tu eini toliau. Ir tavo zonos keičiasi. Tau tas, kas buvo komfortas, pasirodo esą nekomfortas. Ir tu nori kito komforto. Viskas, paprastai. Sakai, man čia jau negerai, man veržia batai, aš išaugau šitą rūbą, jis man nebepatogus.
ir aš einu toliau. Dabar jūs manęs paklausėte, nu gerai, čia apie tą komfortą, čia viskas ir taip aišku, čia viskas bla bla, gerai, o kaip tai susiję su aistra, apie kokią čia mes aistrą kalbėsime, kada čia bus apie aistrą ir aš tik dėl to įsijungiau šitą video pasiklausyti. Taigi, kur ta aistra? Aistra yra pagrindas visame šitame, ką mes kalbame. Aistra gyvenimui. Gyvenimo aistra. Dabar pažiūrėkit, kaip pasikeičia vaizdas. Komfortas, komforto zona, ten, kur aš esu, ar man yra gerai, ar man nėra gerai, ar man reikia kažką daryti, ar nereikia žaisti. Klausimas, ar tavo viduje yra ta ugnelė, va ta gyvenimo aistra. Gyventi. Aistra gyventi. Ar jinai ten dega? Ar jinai ten kunkuliuoja? Taip pat šita gyvenimo aistra, jeigu tu seksi gyvenimo aistrą, tu natūraliai eisi iš vieno komforto į kitą komfortą, trečią komfortą, į ketvirtą komfortą, tu keliausi, tu eisi į priekį savo gyvenime. Be šitos aistros, visos kitos aistros neįmanomos, tiesiog neįmanomos. Kaip aš sakiau, apie kitas aistras kalbėsimės atskirai, bet iki tų aistrų nedagyvenama, neturint gyvenimo aistros. Va tos ugnelės, to degimo, to veržimos. Jeigu tu išsekius, užspausta, naštų užnešiota, vargų užvargta, krūvų užkrauta, apie kokį gyvenimo aistrą kalba eina. Ten eina išgyvenimo programa. Ten, kur daug dievė, išgyvent, ištvert. Vat tą komfortą, atsiprašant, kuriame sėdžiu. Bet ir vėl, kiekvienam laikui, kiekvienam, kaip čia pasakyti, įvykiui yra savas laikas. Kiekvienam įvykiui savas laikas. Yra laikas nešti tas naštas, dasikasti iki tos tam tikros vietos, kam kas kur kada, skirtingai, kantrybė neša. Kol mes dainame kitos vietos, kur pasakom, aš daugiau nebenoriu šito komforto, aš noriu pakeisti šitą komfortą į geresnį komfortą. Klausimas apie komforto zoną buvo susijęs su tikslais. Buvo per šitą rakursą. Kodėl mums sunku siekti savo tikslų, kodėl mes nedasiekėm jų iki galo, kodėl mes pradedam ir metam dalykus, kodėl mes nedaeinam iki ten, kur norėjome eiti ir staiga sustojame. Trūkumas, aistros. Veikloj, tame tiksle, jis atrodo betikslis. Jeigu nėra aistros, nėra to vidinio, kodėl aš tai darau, tos ugnies, dėl ko aš tai darau. Jeigu man nėra prasmės, jeigu aš moku didesnę kainą, negu aš gaunu iš to, arba mano viduje nėra to adekvato, kad nors dabar, lipu iš to komforto, darau ir kas iš to? Ta prasme, kas iš to? Vidus dar nemato to rezultato. Iki rezultato toli. Jis ne iš karto užslenkščio, ten reikia įdėti tam tikrus momentus, bet jeigu pakeliui nėra aistros, jeigu pakeliui nėra užsidegimo, jeigu to pakeliui nėra, kodėl aš tai darau, aš nieko nepadarysiu. Ir man tai reikalinga, aš ir be to galiu gyventi. Nu realiai, galiu aš be to gyventi. Reikia man to? Nereikia. Ir kai mes ateinam tą vietą, reikia man to? Man to nereikia. Mes tiesiog neturim jėgos daryti, nes nėra aistros. Nėra dėl ko aš tai darau. Ar visada aistra priklauso nuo mūsų? Ar nuo mūsų žingsnių? Ir taip, ir anaip. Yra momentai, kai mes žengiame iš to komforto. Pradedam eiti. Atsiveria nauji horizontai. Užsidega širdis iš naujo. Kitą kartą gali būti pirma kažkas biškį tau praveria langą ir tave užkabina ir ištraukia iš tos vietos. Gali būti visai. Svarbu yra įsiklausimas, lankstumas, paklusnumas,
kokį čia dar žodį noriu, neužčiuopiu to žodžio. Jautrumas, tam dvelksmui, kuris tave dvelktelėjo ir tu darai. Ta prasme, ne tai, kad ten tave turi spardyti į šikną. Gal ne šiandien, gal rytoj, gal ne šiandien. Jeigu taip, tai toli nenueisi. Bet jeigu tu girdi tą dvelksmą, tu sako, va dabar važiank, va dabar padaryk šitą, o dabar padaryk tą. Tu tiesiog nieko nesuprantu, bet darau. Tiesiog aš žinau, kad aš turiu daryti ir aš darau. Aš žinau, kad aš turiu žengti, dėl to žengiu. Žinau, kad man reikia, dėl to ir darau. Dar visko nesuprantu, nežinau, koks bus 15 žingsnis, nežinau, koks jis bus. O kas bus jeigu? Nežinau, kas bus jeigu. Aš esu šiandien čia. Ir aš jaučiu, kad aš turiu žengti šitą žingsnį. Tik šitaip mes nueisime šitą kelią. Tik šitaip užsikursta aistra. Nes jinai yra dvelksme. Va tame dvelksme, kaip vėjas, kaip ne per didelis vėjas, bet va tas dvelksmas, kaip tas pūstelėjimas įkvepia ugnį. Padidina ugnį. Tu tik pradedi, ten tik mažytės žarijos ir rusena, tu leidi jom rusena, bet tas dvelktelėjo ir tu pasileidi. Ir tu po tą mažą žingsnelį. Ne visada lengva, ne visada paprasta. Bet jeigu tu duodi šitam dvelksmui vykti tavo viduje, tau visada užteks jėgų. Jeigu tu planuosiesi visą gyvenimą į priekį, galvosi, kaip ten bus už 10 metų, tada neužteks jėgų, nes tas nepaskaičiuota. Tau paskaičiuota šiandien diena, bet ne už 10 metų. Ne už 10 metų. Aš nežinau, kas bus už mėnesio. Aš nežinau, kas bus už mėnesio. Ir aš nežinau, kas bus už mėnesio, jau nuo praeitų metų gruodžio apskritai nežinau, kas bus už mėnesio. Kiekvieną kartą nežinau, kas bus už mėnesio. Kiekvieną dieną. Aš galiu tik pasakyti, o kas bus toliau? Nežinau, bet įdomu. Bet įdomu. Kaip viskas susirutulios, bet įdomu. Turbūt bus taip, aš tik tai susiplanuoju, kad turbūt bus taip ir taip, viską nuima nuo manęs. Ne taip, gerai, ne taip. Ir vėl tu judi. Ir jau tau atrodo, jau tu nusipiešiai piešinėlį. Jau va šitaip. O, koks fainas piešinėlis, jau tu jį nusipiešiai, jau žiūri jį, wow, fainas piešinėlis. Ir vėl taip, viską ir nuvalė nuo tos lentos, kurią tu ten prisipaišiai kreida. Nu ką, ne taip, tai reiškia bus kitaip, reiškia bus geriau, bus 100 kartų geriau. Ir viskas. Ir gyveni gyvenimą. Tu leidi tam dvelksmui tave nešti. Tu leidi jam nešti, tu pasitiki tuo dvelksmu, tu pasitiki savo širdimi, tu pasitiki savo sielos ėjimu. Ir toje, tai yra kaip tas, kaip čia pasakyti, tas sielos šokis atsiranda. Tas ėjimas, kuris yra, kaip šoka du partneriai, ar ne? Ir jeigu gerai veda vyras, moteris gali nežinoti, koks bus sekantis judesys. Jai nereikia žinoti, jinai gali būti profesionaliai ir žinoti viską, bet jau ne apie tai. Apie šokį, kai yra tas, kada viskas vyksta pakeliui, kai viskas užgimsta pakeliui, ta aistra, jinai taip atrodo. Jinai taip atrodo ir miegamajame, lygiai taip pat, kai tu nežinai visko. Jeigu tu žinotum, jau nebebūtų įdomu. Tai yra pasidavimas dvelksmui, pasidavimas, atsipalaidavimas, veikimas, gyvenimas gyvenimo. Taigi ta komforto zona, kokia jinai bebūtų, jeigu tu joje pasiduodi gyvenimui, tu pajunti, tau duoda gyventi, ar jinai tave gniuždo. Jeigu jinai tave gniuždo ir neleidžia tau atsitiesti, tu nori atsitiesti ir pradėti ir tau sako, vėl veidui purva. Sakai, ne, mes šitaip nesusitarėm. Aš taip nepasirašau, man taip nepatinka. Aš pakankamai gerbiu save, pakankamai myliu save, pakankamai vertinu save, kad leisčiau su mane taip elgtis. Kada mes tai sakom? Kai mes jau išmokstam tai daryti. Kai mes jau vertinam save. Jeigu mes nevertinam savęs, mes leidžiam save murkdyti į purvą. Ir mums vėl yra normalu iki laiko. Kai jau išmokstam šitą pamoką, sakom, ne, viskas, primurtėt, gana, dabar aš einu. Dabar aš keliuosi, dabar aš einu. Ne kiekvienas šitas žingsnis toks labai paprastas, taip kaip aš dabar kalbu, taip, šokis, dainos, estrada, čia viskas taip gražu, taip lengva, tu čia pradedi eiti ir čia dvelkia ir tu čia skrendi kaip plaštakė. Ne visada taip jaučiasi, tikrai ne visada. Ir yra laikas, kada reikalingas sustiprinimas iš jūsų pusių ir tave laiko jau atstovėk ant šito, žinai, kai būna lipi ar ne kokiais laiptais ir toks tai, kai neteisingai biškelė ar tai nepilnai padedi koją ir tu taip
ant tos lenkščio, ant to laipto sviruoji, nei pirmyn, nei atgal, į priekį trūksta energijos užlipti, o atgal tave neša ir reikia, kad kažkas tave biškiai prilaikytų. Ir taip, gerai, viskas tvarkoj, susitvarkėm, laiptas užliptas, einam toliau. Reikalinga tai, visiems reikalinga tai. Bet kai jau tu eini, kai jau tu judi, atsiranda ir kas palaiko. Ir kaip palaiko, viskas yra. Tai prasme, viskas yra kelyje. Jau numatyta kelyje. Net jeigu ir biški nusvirs koja nuo to krašto. Tu vėl ją uždėsi, nes tu jau paragavai, kaip jaučiasi šitą gyvenimą. Tu jau nenorėsi atgal. Tu jau nebenorėsi veido į purvą. Nes tu jau žinosi, kaip jaučiasi. Tas šokis. Tas gyvenimo šokis. Ta aistra. Gyvenimo aistra. Ir kaip jaučiasi. Tiesiog palikti tą zoną. Kad ir kokia komfortas jinai buvo. Uždaryti duris ir sakyti. Toliau be manęs, Chebra. Be manęs. Aš varu. Aš einu. Aš keliauju. Aš einu. Aš keliauju. Aš einu. Aš judu. Aš skrendu. Tai yra sekimas savo vidumi. Sekimas aistra. Ir vėl, jeigu tau blogai ten, kur esi, tau nebus gerai viduj, jeigu tu nelaiminga ten, kur esi, vien darbą su savimi padaryti save laimingą ne visada veikia. Ne visada veikia. Nes kitą kartą tiesiog reikia palikti tą vietą, kuri tave kankina. Čia tai panašiai kaip irgi viskam tinkamas pavyzdys, apie ką be kalbėsi, kur žmogus nori sutvarkyti problemą per viršų, tik tai va ten iš viršaus, kad gerai būtų, kad puodas neleistų garų. Uždengiam dangtį, apsimetam, kad pas mus negaruoja. Ne, spaudžiam, dar užveržiam, padarom ten kaip greit podė, ant tokių varštų prisukai ir toliau sėdė ant tos ugnies. Nesigaus taip. Čia yra saviapgaulė, čia yra melas. Ne per tą galą tvarkom. Tvarkom iš apačios, iš vidaus, į išorę. Turi būti ugnis išjungta, arba puodas nukeltas nuo ugnies ir tada tas garas jau mažės. Tada atidengsi, išleisi, sutvarkysi ir garo nebebus ir taip toliau. Ir nieks nesvils, ir nieks nedūmys ir panašiai. Taip kad darbas yra reikalingas, sustvarkyti yra reikalinga. Bet esmė, kad sekti savo vidų, sekti savo širdį, sekti tą aistrą ir jeigu jos nėra, ją susigrąžinti. Daugelis gali sakyti, aš net nesuprantu, Indrė, apie ką tu kalbi. Ir aš suprantu, kad jūs nesuprantate, apie ką aš kalbu. Žinot, buvo laikas, kai man sakė, man tik tai žodis ramybė ateina apie tave galvojant. Tai buvo prieš 12 metų. Ne, prieš 11. Prieš 11,5, prieš 11 lygiai metų, lygiai 11 metų man to žodžius sakė. Sako, kai aš apie tave galvoju, man ateina tik vienas žodis - ramybė. O aš taip žiūriu, ašaros bėga ir sakau, koks? Kas yra ramybė? Aš nesuprantu iš viso, apie ką tu kalbės. Aš iš viso nesuprantu, apie ką tu kalbė. Man neaišku. Aš nežinau, kas yra ramybė. Aš nesuprantu tokio žodžio, jo reikšmės. Aš buvau tokiai būsenai, buvau tragiškai būsenai. Ir tai buvo prieš pat mano sūnaus gimimą. Ir dar jam gimus. Buvo pakartoti man šitie žodžiai. Ir aš tada vėl pasakiau tą patį. Aš dar nesuprantu, ką tu sakai. Bet tuoj pat po to pradėjo ateiti vedimas. Vedimas. Ir dabar 111 žmonių buvo stebinčių. Taigi vedimas jisai ėjo, ta prasme atėjo lygiai grečiai šitam kely ir žingsnis po žingsnio, mažas žingsnelis, dar vienas. 11 metų buvo vedimas. Parodyta, kas ta ramybė, kas yra meilė, kas yra gyvenimas apskritai. Po truputį. Tai nieko tokio, kad mes nežinome kažkokių dalykų. Svarbu norėti juos žinoti. Svarbu eiti tą kryptimį, kur į tą pusę. Kaip yra tas, jeigu nedarai, tai bent gulėk tą kryptimį, iš kur šviesa ateina, į kur nori nueiti. Bent į tą kryptį žiūrėk.
Ir jeigu bus bent menkiausias noras išjudėti, bent kažkas tai, dažniausiai mums tą norą, taip sakant, pritempia per labai skaudą, kai jau būna labai labai blogai, tada mes jau puolam, darykit ką norit, tik mane išleiskit iš šito kalėjimo. Tai va, tai mes išeinam iš jo, jeigu tik yra noras, jeigu yra judėjimas, išjudam, viskas yra įmanoma. Tai va, tokie mano šiandien pamastymai, pasidalinimai šitom temom, lygiai pusę valandos. Laikrodukas dirbo. Tai va. Ir jeigu yra kokie klausimai ar pasidalinimai, ar kažkokie norit kažką parašyti, parašykite į komentarus, aš juos galiu stebėti ir matyti, labai fainai užstrigo skaičiukai. Ant kompiuterio visi 111 rodo. Ai, nu jo, 112, 111 mūsų stebėtojų. Toksai gražus skaičius vėl. 11 mėnesis. Šiandien visos šitos dienos tokios stebuklingos, kiek žiūriu, visi skaičiai tokie stebuklingi mano kely ir tu matai tą žaidimą iš tikrųjų, kad viskas vyksta paskaičiuota, viskas žinoma buvo į priekį, mes galvojam, kad mes čia kažką tai labai daug darom. Iš kitos pusės yra labai daug paskaičiuota, bet vis dėlto mūsų pusė yra leisti vykti, judėti, norėti, kad būtų tai, kas. Mes galim būti stabdžiais, mes galim būti tais, kurie juda, kurie leidžia savo pajudėti. Galima užsidaryti baimės ir sakyti, aš bijau, aš negaliu, neįmanoma. Ir tas žodis tai irgi yra pateisinama priežastis, jeigu nieko nedarai, tai tas ir laiko tave, viskas. Bijai. Bijai? Bijok toliau. Bijok toliau, bet jeigu tave pakankamai mylės, tave įstums į tą momentą, kuris bus bijau, nebijau, bet jau daugiau nebegaliu. Ir vat iš tos vietos pradėsi judėti. Tvarkoj. Kiekvienam savas laikas, kiekvienam savas būdas, kiekvienam savas išstumimo momentas. Tai va. Angelai kalba, kalba ir kalba, jie visame kame. Tiek daug tų gražių mėgstu sutapimus. Tai va, dabar šitą temą kaip ir jo pagrindus pasakiau, galiu tik tiek pasakyti, kas jaučiatės, kad esate tam tikrose kryžkelėse. Dar neįsivažiavo mūsų grupė, bet jau paskirsiu aš tam daugiau laiko ir dėmesio, kur aš sakiau, kas einat per tam tikras kryžkelės, santykių kryžkelės. Nežinau, ką daryti, nežinau, ar daryti. Arba jau įvyko, kaip gyventi ir taip toliau, kas eina per skyrybinius klausimus, nesvarbu, ar jie yra jūsų galvose, ar yra gyvenimuose, ar yra jau teismuose, ar dar kažkur reikalingas sustiprinimas, palaikymas, ar prašviesinimas kelio. Galbūt strigimai yra dideli dėl to, kad kažkokios pamokos yra neišmoktos, galbūt galima tiesiog susitvarkyti, viską palengvinti ir pagreitinti ir taip toliau. Galbūt išvengti, jeigu yra tam... Toks yra kelio ėjimas ir susitvarkyti, išsigydyti ir vėl tas pats, susitvarkius galima išvengti tam tikrų dalykų. Tai rašykit man, jungsimės į grupę. Grupė jau yra sukurta, tik tiek atsakau, aš dar joje nelabai ką dariau, nes buvo truputį dėmesys paskirstytas kituose dalykuose, bet įsivažiuosim, viskas bus ir kam jaučiat, kad reikalingas palaikymas, tuose rašykite. Rašykit man asmeniškai ir aš prijungsiu jūs. Grupė yra Telegrame, nenoriu aš jos įdėti į atvirą prisijungimą. Uždara grupė, nes uždari klausimai bus svarstomi. Tai va, ar yra kokių nors klausimų? Jeigu nėra, aš baigiau. Jeigu yra, sakykite ir aš juos atsakysiu. Komfortas, nekomfortas. Laimė, nelaimė, gerai, negerai. Nesaražo, taip komfortiškai dabar sėdžiu ir klausausi. Ir jaučiu aistrą kursui. Jėga, Inesa, jėga, va šičia. Va šitas užkuria. Kai tu paimi į savo rankas ir sakai,
dabar aš žinau, ką darau. Va dabar pas mane veiksmas vyksta labai gerai, labai gerai. Kas čia dar pas mus nečiurpai malonus bėgioja. Mokinuosi irgi reikia mokintis, daug šviesos ir meilės visiems. Jo reikia keisti mąstymą ir žinoti, kaip tu nori. Taip, Olga. Nu kaip, Olga? Biškai paliečiau aistrą. Čia Olgos klausimas buvo. Ar biškai paliečiau aistrą? Kristina, kursai užkūrė labai gerai, labai gerai. Va tai ir turi vykti, kai tu užsikūręs, kai tas tave ateina, tas, kad, nu jau draivas, jau gyvenu, jau žinau bent jau kuria pusė gyvenimas, bent jau yra kuria kryptimi eiti, kad ten rasiu tą gyvenimą. Va tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu, kai mes esame nežinomybėje, kai mes esame rūkę, kai mes esame kažkokiuose paskendę miglose, kažkokiuose tai mistikose, va tada negerai. Tada viskas klampina mus, vat klampynė prasideda. Kai tu pradedi eiti, kai stuburas išsitiesia, kai tu, opa, žinau, ką daryti. Dar nėra gerai, dar nėra kažkas tokio pasiekti, bet jau aš žinau, ką daryti. Tas žinojimas, tas vidinis aiškumas, kai pradeda ateiti. Liuks, tada liuks. Tada labai gerai. Tada ir ta aistra kūrėsi. Norisi dalintis to, norisi to gyventi, ta prasme, konkuliuoja, fontanai eina. Va, širdelės labai gražios. Gerai, Olga, dar kartą tau, jeigu tu dar esi prisijungusi, kaip tau jaučiasi ir neatsimenu, kas iš mūsų, žinau, kas klausė, bet turbūt nėra prisijungusi, apie komfortą. Mes ten kitus dalykus, sakau, užkabinomės ir tą, bet gerai. Tai turbūt ir baigsim. Dar kartą. Dėkoju, kad buvote, kad kartu ir iki kitų susimatymų. Truputį aistra gyvenimui tai jėga. Nuo jos prasideda kitos aistros. Mane. Ar ne, Olga? Kitas aistras mes pajudinsim irgi. Nes be šitos kitų nėra irgi. Tai va. Gerai, dėkoju už buvimą drauge. Erika rašo, apie aistrą mes dar pakalbėsime. Taip. Pakalbėsime ir kitais rakursais, būtinai. Gerai, atsisveikinu. Opa, praskrido toks kaip malūnsparnis čia pro mane į šviesą. Drugys. Gerai, atsisveikinu iki kitų kartų. Gal pripratimas prie komforto per didelis, kad nejaučia, kad įstrigus pačiame komforte. Būna ir taip. Bet aš tikiu, kad gyvenimas mus pakankamai myli ir išjudina. Iš visų komfortų. Jis išjudina mus kiekvienam savas laikas. Labos nakties, sakau. Iki.